Labas visiems! Girdėsite pasakos apie piratę Oliviją ir stebuklingą vištytę ištrauką. Visą istoriją rasite Mėnulio radijo Patreon puslapyje. Dėkojame ir kviečiame pasiklausyti. Ji buvo višta gudri, todėl kasdien treniravosi skraidyti. Jeigu aš pakilčiau aukščiau nei tvora, tai pasprukčiau. Kitos vištos skraidyti nesimokė. Jos manė, kad tai visai nereikalinga, o be to buvo labai užsiėmusios kiaušinių dėjimu. O raiboji mokėsi, treniravosi ir vieną naktį, kai visos knarkė ant laktos, ji išskleidė sparnelius, pakilo iki tvoros, perskrido ją ir paspruko. Dabar prasideda mano gyvenimas, nudžiugo vištytė. Bandė pakilti dar aukščiau, bet tuoj atsitrenkė į medį ir nukrito. Norint geriau skraidyti, vaikai, reikia daugiau treniruotis. Toks jau pasaulis, net jei tu ir stebuklinga vištytė. Taigi, ji nusipurtė dulkes, apsižvalgė, kad niekas jos nepastebėjo ir nukrypavo prie jūros. Jūra tai laisvė, galbūt išmoksiu ne tik skraidyti, bet ir plaukioti. Ji nukrypavo į paplūdimį ir žiūri, stovi pakrantėj laivas, o šalia jo žmogysta su skrybėle kasa duobę smėlyje. Šalia jos guli žemėlapis. Vištytė nežinojo, kad ką tik pamatė visos karalystės siaubą – piratę Oliviją. Nėra čia jokio lobio, tas žemėlapis meluoja, pyko Olivija ir tada pastebėjo vištytę. Bent jau vakarienę sau radau. Piratė čiupo vištytę, įvyniojo ją žemėlapin ir nusinešė laivan. Nejaugi taip ir baigsis mano gyvenimas, pamanė vištytė. Nejaugi dabar išvirs mane puode ir suvalgys? Na jau ne. Vištytė suplasnojo sparneliais ir snapu ėmė badyti žemėlapį, taip įnirtingai, kad Olivija vos už borto neiškrito. Vištytė ištrūko, nuskrido iki pat juodos vėliavos ir nutūpė ant stiebo viršaus.